Ilgai labai relaksavau, ruošiausi ir nurimo vėjas iš viso pasaką. Žmonėm valiai šieno susitvarkin. Važiuoju link Vika. Labai kilometrų šiandien nedarysiu daug. Noriu pailsėti, pasirelaksuoti po pajūrį kažkur tais. Tai va, planai tokie, o kai bus, matysim. Bažnytėlė į vaizdo kolekciją. Čia kai pasižiūrė, jie pastatė tokias niekur. Tas bažnyčias, bet vadinas aplinkinių kaimų gyventojai sueidavo, o dabar sueina kažkada tai sekmadieniais. Ir va, artėjom prie parką regioninio. Ten bus kriokliai, dar kažkas. Žvyrkelio neišvengsiu. Dabar važiuoti reikia prie krioklių. Ir vis tiek va, ved žvyrkeliais. Bet tokį gražų kalną dar nufilmuosime. Iš tolo jau matos krioklys. Čia dabar tuo keliu pasuksiu. Šitą apžiūrėsim. Ir dar du bus toliau. Paskui reikės grįžti atgal to pačiu keliu. Taigi čia mes turim Selje Landfossą ir Glurlarfubui. Selje Landfoss – ypatingas krioklys Islandijoje, kadangi už jo galima apeiti ratu ir iš kalno vidaus pamatyti, kaip krenta vanduo. Vanduo taškosi visas puses, tai rūbai ir kamera pilnai sušlapo, bet ko nepadarysi dėl įdomaus vaizdo. Visai šalia Selje Landfoss siaurame tarpeklyje slepiasi Glurfarfubui grioklys. Norint jį pamatyti, reikia įbristi į seklų upelį arba lipti šalia akmenimis. Vanduo krenta tarp aukštų uolų ir čia dar daugiau vandens purslų. Tai nesušlapti neįmanoma. Centre stovi didelis akmuo, ant kurio galima užlipti ir pasidaryti įspūdingas nuotraukas. Deja, man to nepavyko, nes ant kameros lęšio vandens lašai iškreipė vaizdą.
Gerai, kai mano tie motocikliniai rūbai, jie yra atsparesni vandenį, tai sakykime ne per šlampę, o su vatais galiu brist per vandenį. Nu tai pabraidžiai jau gerai. Aš tenais. Tai aišku blogai, kad kamera aplyn ir ne viskas gerai matos, lašai liek, bet vis tiek geriau negu su telefonu, ten nufilmuosi iš viso nieko gero. Tai žodžiu, buvo experiences geras, man patiko. Tarp olos į šitą krioklį buvau įėjęs ir tenais įdomiai labai. Tam tokias superinės nuotraukas daros, instagraminės. Prie lėktuvo, čia 600 metrų, kuris čia dabar bus. Dar viena įžymybė, lėktuvas. Lyginu narstyt, bet nors prieisim, apžiūrėsim. DC-3 lėktuvo nuolaužos Eyvindarholt vietovėje tylus Islandijos aviacijos istorijos liudininkas. JAV karinis lėktuvas čia sudužo 20 amžiaus viduryje, tačiau visi įgulos nariai išgyveno. Šiandien lėktuvo liekanos stovi atviroje lygumoje, apsuptos vėjo ir laukinės gamtos. Dangus neaukštas, kažkiek tai kažkada turėtų lietaus būti, bet gal ir praeis. Tokioje vietoje ekspozicija akmenų sudėta, kokios būna formos ir sudėties tie vulkaniniai akmenys. Ir čia yra apžvalgos vieta, kur labai gerai matos ten tas ugnikalnis, kuris čia karts nuo karto yra įsiveržęs. Pelenais nudengia šitas vietas. Įdėsiu nuotraukų, pasižiūrėm. Dar vienas krioklys. Didžiulis Skagafosas kilometras. Nu, reikia važiuoti. Tai dabar žiūrėkit, kiek mašinų priekia suki tą pusę. Ir va, kiek jų čia yra. Žodžiu, turistai. Visi čia tos pagrindinės lankomas vietas, artimiausias.
Skogafosas. Sukam. Skogafos vienas galingiausių Islandijos krioklių. Jis krenta 60 metrų aukščio sieną ir beveik 25 metrų pločio vandens užuolaidą. Dėl stiprios vandens miglos saulėtomis dienomis čia dažnai pasirodo vaivorykštės. Legenda pasakoja, kad už krioklio slepiasi vikingų lobis. Taus yra dar vienas, bet labai toli eit. Ten tik pasivaikščiojimą, čia jau turi atvažiuoti ar su mašina, ar su kuo. Nu, žodžiu, tingiu, nes va, iš čia, iš tos aikštelės, eini iki to lėktuvo. Arba tenais yra autobusas vežioja. Bet į tą autobusą, nematau didelę reikalą. Bet taip vyksta kelią uždarimus Islandijoje. Stabdo su stop ženklai, paskui saugos automobilis visas lydžia. Čia pravažiavau didelę koloną jau iš tos pusės susirinkusių. Tai va prie to pačio, kad stovim, gal dar pasižiūrėti ledyną, į kalną, į upės slėnį, kuris dabar nelabai daug apsems, ir į pravažiuojančias mašinas. Ir ką, važiuosim toliau, toje 11 km liko, važiuosim aplankyti. Ten juodasis paplūdimys turėtų greit būti. Ir dar gal paukščiuko prisižiūrėsim. Matysim. Visą laiką naglas, tai va, aplinki visus. Matot per veidrodį, kiek tenais kokia eilė yra. Tai kokie 50 mašinų tikrai aplenkiau. Dabar va, važiuoju. Pats pirmasis vedu koloną. Vyksta asfaltavimo darbai. Dėja mane ir paleidžiu. Ir važiuojam toliau. Nolajai. Aš šiandien rodžiau bažnytėlę, va dar vieną bažnytėlę. Va, dabar važiuojam. Žiūrėt paukštuko, pufiniuko. Yra paukščiai, pufiniukai, dircholathverfi. Pažiūrėsim. Uolas, kokie skardžiai. Tenais jau turėtumėm pakilti viršų, gal iš viršaus pasižvalgyti visą šitą grožį. Na va, ant tos uolos stovi švyturys, atrodo. Ir čia tokia viečikė. Kilsim į viršų. Dircholajai įspūdingas kyšulys pietų Islandijoje, garsėjantis akmeninę arką virš vandenyno. Nuo čia atsiveria panoraminiai vaizdai į juodo smėlio paplūdimius ir Reynisdrangar uolas. Pasižvalgiau šioje vietoje perinčius paukščius, kur savo grožiu išsiskiria gražuoliai pufinai su raudonais snapais.
Turėtų būti juodas paplūdimys, juoda smėlė. Eisim ieškoti. Vikurfjara – garsusis Islandijos juodo smėlio paplūdimys netoli Vik miestelio. Juodas vulkaninis smėlis, bazaltinės uolos ir galingos Atlanto bangos sukuria dramatišką kraštovaizdį. Tai viena pavojingiausių pakrančių Islandijoje dėl staigių, nenuspėjamų vandenyno bangų. Čia negalima nusisukti nuo bangų stovint arčiau vandens, nes ne vieną turistą vandenyno bangos jau įtraukė, o išplaukti beveik neįmanoma. Va, paplankiau, čiučiut pavaikščiau, esu pavargęs. Dar šiandien ryte anksti kėliaus, nes biški darbiniai reikalai, o Lietuvoje 8 valandas, o čia 5 valandas. Tai nuo 6 jau praktiškai nemiegojau čia vietos laiko. Tai toks rūpestis buvo, bet dabar jau viskas baigęs. Dabar varau į kempingą. Kažkai 70 km pagrindinių kelių, tai varau įsikursiu, bus apie po 5 biškį ir bus poilsis šiandien, eisim ilsėtis. Tie per du monstrai, didumą, kokie, pervažiuotų ir net nejusto. O čia kažkas paplūdimys, kur buvo prie Vika, juodas smėlė. Ir šičia va visur tokie apsemiami plotai, slėniai. Čia juos turbūt apsemia, nes labai jau visur matosi šlapia. Samanotė. Dar vienas tils toliau. Šiaip geležinkelių visai nemačiau Islandijoje. Gal jų čia nėra. Gal oro sąlygas arba tie kalnai ir pastovus drebėjimai ir tie vulkanai. Ne, perspektyvų su geležinkeliai. Matot, kur įsigudrin žmonės šienaut ant kalno šlaitą. Čia tie laukai biški normalesni, bet tenais tai viens tai iš viso ant paties šlaitą. Kaip su traktoriuku nenusigarmuoti į apačią. Čia kaip mažų piramidžių parks, mažų ugnikalniukų, spuogų iššokinėjusių pilna į viršų. Gabaliukais. Kalvikės, bet tokias gan taisyklingas, tolygias. Kits pasauliuks. Čia tik tais keli kilometrai nuo anų, kur buvo lavos samanotas, o šičia jau yra už kelių kilometrų
tokie slėniukai. Ten vėl šienai matos. Viskas, ką įmanoma nupjauna. Šiandien atvažiuojam tokioj vietoj esantį kempingą. Čia labai atvira teritorija. O, pirmą kartą matau receptioną. 17 eurų kempings kainavo. Čia transportas važinės, nelabai nori. Kur nors į kamputį lyst. Daug žmonių. Čia prie stalo tai neįdomu, čia irgi neįdomu. Reikia važiuoti toliau. O, šuniuks. Va taip, šitokie viečikiai mes įsikursim ir čia pasistatysim namučius. Trumpai apie rūbus kelionėje. Naudojau kelis sluoksnius. Išorinę neperlyjamą revit aprangą, šiltą džemperį, apsauginius šarvus ir termo rūbus. Dar turėjau pūkinę striukę ir lietaus aprangą. Bet kai buvo šalčiausios dienos, tai ir viską apsirengus buvo šalta. Sidi batais puikiai susitvarkė su vandeniu, vakarui turėjau tapkes ir kėdus. Kempingo įranga visa atlaikė puikiai, tai naktis buvo šiltos ir patogios. Dabar padarysim trumpą reportažą apie mūsų virtuvę. Kaip aš šias 2 savaitės maitinaus. Tai va turiu dujinę viryklę, turiu puodą ir keptuvę ir visą laiką dieną stengdavaus valgyt ir dar vat kiek jų turiu kareivišką, švediškus davinę paketus. Čia šiaip tais va superinis daiktas yra chicken korma su bulvėm, jo net šildyt nereikia, ant tiek skanus yra. Čia yra 400 gramų, tai jo pilnai pavalgai. Čia dar vieną turiu, nes jau kelius suvalgiau, yra čiliam. Žodžiu, čia didelė tokie paketai, tai čia per pietus pasiėmė, pakelę, suvalgai ir esi sotus. O vakarui arba turėjau lietuviškus davinius, kuriuos pasišildydavau keptuviai. Ir arba užsipilė su vandeniu tuos dehidratuotus, sausus. Jie labai lengvi. Čia ryžių pudings, avižas su obuoliais, mėsos sriuba, ta mėsos sriuba yra pati skaniausia, bent jau man. Kas privaloma man visą laiką buvo, tai termosas. Dieną aš jį arba arbatą pasidarydavau, arba tam izotoninį gėrimą susipildavau. Ne litrą, man užtekdavo tenais 600 kokių gramų. Tas, ir vakarui aišku alus. Alus tai čia tas Islandijoje kaip ir pigesnis, jis 3,5 euras karbonga kainuoja. Nes jeigu kokia IPA ar APA, tai jau ten 5-6 eurai kainuoja. Tai va, nebadavau, valgiau, o pusryčiam būdavo, dar neparodžiau. Grikiai. Dar visą laiką užsiplikau grikių, pusryčiam užkando ir prie maistą dar papildomai, kad daugiau būtų. Tai va, tokia mano virtuvė. Viską susitalpinu į tą geltoną dėžę ant galinės sėdynės, ant jos palapinę dedu, tai kai važiuoju, ten viskas trankos ir daužos, bet atlaika. Tai va, dabar eisiu darytis valgyti. Šiandien aš valgysiu paeliją. Paelija su vištiena. Tai va, nebūsiu alkans ir nesukūsiu. Viskas bus labai gerai. Žiūrėsiu į kalnus ir valgysiu.